Nu tai ką, labas rytelis, brangieji. Sėdžiau markeliai. Labai sujuokino šiandien Stena Lines, pasakė, kad keleiviai keliaujantis be automobilių kviečiami susirinkti prie receptiono. Dabar vis laik šitą žodį naudosiu, kad reikia eiti receptioną. Tai tokia gera nuotaika ir pradėkim šitą dieną. Važiuosiu į statybas, ar ne į statybas, išsikrauti armatūrą, tai turėtų per šoną iškrauti, turėtų viskas normaliai būti. Su kariuku gal per šoną iškrausim tą armatūrą. Turėtų būti gerai visai. Nu ką, nors ir jau po 9 valandų, bet vis dar tampaus, jau baigiu išvažiuoti iš Stokholmo. Po biškį. Bet kamščiai nuo pat arenos, dar prieš areną buvo keli kilometrai. Nu rytas Stokholmas visą laiką būn toks, turi savo valandas, porą valandų gerų būn pasiekėm po to normaliai. Šiaip Stokholme intensyvus toks ritmas ir juostas labai siauras yra. Tai sunkvežimiai, jeigu antras sunkvežimis šalia važiuoja, tai jau labai arti veidrodžiai būn viens prie kito. Reik atsargiai važiuoti. Bet tuneliukai faini. Čia man Stokholmas taip iš lauko žiūrint patink, nebuvau normaliai išlipęs, nesu matęs Stokholmo peškom, sakykim taip. Göteborgą esu matęs, Stokholmo nesu. Bet taip iš lauko žiūrint gražus fjordai, viską. Miestų saluose. Gražiai atrodo. Aišku, ir statybų irgi daug, kaip ir Lietuvoje. Čia va yra Karolinska ligoninė. Kažkada vežiau ten kažkokią įrangą. Karoliniškių ligoninė, aš kaip vadinu. Čia yra Karoliniškis. Reikia važiuoti visą laiką kuo dešiniau stengtis važiuoti, nes kad nebūtų iš dešinės, nes pastoji turi čekint veidrodį dešinį. Kaip dešiniau važiuoji, tai nereikia čekinti, tai koks motociklas, ar šiaip koks gali lysti. Šiaip dar tokį dalyką pastebėjau, tai Švedija ne taip kaip Lietuvoje. Tai nebūn traškučių va tokiam kely, kaip Vilniaus aplinkelį. O tas yra gerai. Nes pas mumis būn traškučiai aplinkelį. Čia va turi dviračių taką, važiuoji savo. Pas mus traškučiai išdidus yra. Net ir su dviračių taku važiuoji keliu, nes taip reikia. Lyrinis nukreipims. Bet šiaip niekad nebūn. Tokiuose gatvėse, miestuose nebūn. Ir ten ant kokią E4 retai labai būn, ten, retai pasitaiko. Nevažiuoja tais keliais. Nebent koks turistas, kur varo iš, ten kaip būn, per Europą. Su tašiam. Tai aš ant tų nepykstu. Tie blogiausi, tai tie sportininkai yra. Tie labai išdidus. O patys tvarkingiausi tai būn seniokai visokie. Tie tvarkingai nulipa ant perėjų nuo dviračio. Neskup. Ant kelkraščio žviruotą nebijo nuvažiuoti. Jeigu toks yra, kad pasitraukti šoną. Tie patys geriausi. Va. Judam link iškrovimo. Čia va matom iš kitos pusės kamštelis irgi. Į miestą, kaip ir Lietuvoje, kaip ir Vilniui. Į miestą pusę kamščiai ryte. O vakare iš miesto. O pakankamai arti pravažiuoji, tai reikia pasitraukti. Dešiniau, nes siaura juosta labai. Aš jau beveik ant linijos dešinės važiuoju. Iškrovinėjom armatūrą. Biškį turėjom challenge čia. Nes į viršų negali, matot, kaip jinai išsilenk. Šiaip ne taip pakėliam iš viršaus su stropais per stogą, bet perkelt su kariuku negalėjo jisai. Tai paėmėm, prikėlėm, pakišom bursuokų va ten viršui. Pakišom, kad su šakėm paimtų, bet ir tai vos pratilpo, kai toks išsilenkęs kimba į tą armatūrą. Va, tai pirms buvo sunkus, dabar jau bus lengviau su šituo.
nes biški daugiau aukščio turėsim. Čia jau dabar šiaip netai pakiš, bet bruselį pas metalistus biški ploni buvo. Šakės nelenda ir stum krovinį į priekį kariuks. Tai reikėtų, kad krautų biški su storesniais bruseliais. Jeigu šakėm nukrauti. Jeigu paprastai nukrovinė, tai aišku, jokios skirtumas. Nu biški challenge'as, čia challenge'as iškrauti visą šlaps. Laipioju čia ant krovinę, biški vargelis. Yra čia reikalų, krausim va su diržais visgi vėl. Labiau patinka su diržais, nes išsilenk labai tą armatūrą, nučiuošt gali. Taip, su diržais saugiau biški turbūt. Va, permečiau diržus, kad nekiptų. Žodžiu, yra čia reikaliukų. Supranti, už ką pinigus gauni, kai krauni armatūrą. Nu va, pabiški kraunam armatūrą. Aš aišku nestropuotojas, bet išsiaiškinau, kad geriausiai va taip yra, kad statmenai būtų įvažiuotų. Nes jeigu taip piksų padarai, tai ypač tos va priekinės nučiuožnės laužims gaunas, tai geriausiai, kad įvažiuotų ir statmenai būtų visi vertikaliai. Kuo vertikaliau tie diržiukai. Va, tai aišku, čia gal buvo akivaizdu, bet greit pats supratau. Aš šiaip niekad nedarau šitų darbų tokių. Čia žinau, kiek ten stropuotojai, tai čia tipo specialybė, speciali dar. Va, tai maždaug va taip ryši ant šakių dėdi, kad nebūtų įstrižai. Po vieną pakį keliam, čia kranis po du krovė, mes po vieną, jei bus gerai. Va, gaunas ant šakių taip vertikaliai ir tada nečiuoži. Po biškį išsikrausim. Užtruko čia laiką, ypač su pirmu sunku buvo, nes aukštai, bet judam. Nu ką, išsikroviau, viskas normaliai, valanda kem 3. Kas pasakys, kad vairuotojo darbs yra sėslus, visas sušutęs, beveik 2 valandas aktyvaus laiko, einu bliuską pasikeisti, o tai visas šlaps. Čia Stokholms negailestingas, va žmogus per aklą pusę apsisukinėjai. Aš čia biškį pažiūriu, jeigu ką piptelsiu, bet šiaip gerai važiuojasi. Yra čia ką veikti jam. Ten tu reguliuotoją. Bet apsisuks, va. Viskas gerai. Ten siaurs įvažiavimas, va priekį, kur yra. Viskas gerai. Pasitiesins išvažiuos, bet buvo čia jam ką veikti, čia siaurs išvažiavimas labai. Va, bet tvarkys žmogus. Va, išsiraitė. Nežinau, ar aš taip gerai išsukčiau, turbūt ne, su tokiu. Nes aš nemoku su tokiu važiuoti. Yra čia reikalų biški. Bet va, apsisuko, nieko neužkabinam, pareguliaujam. Viskas ledelis. O čia išvažiavimas tai siaurs. Nu, matom, čia va tvarikė viską iš tokio. Nėra čia jam vietos. Kai borčiuks yra, gali nukristi. Prastai čia. Kažkas yra nutikę čia kemperiukui. Pasikrovau, netikėjau, čia per visus kamščius taip, va kai avarija nutinka sugent kas nors, va taip turi atrodyti remonts ant kelio, va juosta uždaryta, va čia vikingiuks bando užsikelti. Viską, tai va taip turi atrodyti remontą ant kelio. Šiaip netikėtai po 4:30 atvažiavau, paskutinį pakrovimą pasiimt paletės. Į pakrovę dar buvo žmonės. Viskas liuks, tai varau dabar toliau jau. 300 kilų praktiškai, tai dieną neprapuolė veltui. Va. Tai liuks viskas. Galim judėti. Nu va, išvažiavęs viską, bet nėra kada sustot pavalgyti. Tai vairuotojas turi tokį valgymą. Čia turiu mėsyčių kažkokių, batoną. Čia labai gerai agurkos laiks telpa laikyklį padelį.
Tai va ir užkasiu šiek tiek. Tai skanaus visiems. Ir veganam linkėjimai. Nu ką, labai maloniai važiuoju prieš saulę jau 2 valandas geras. Į akis pleškim pastoviai žemai saulę. Kartais va už medžių pasislėpt trumpam, po to vėl išlend. Ką padarysi? Užkandau skaniai su agurkiukais. Neblogai viskas šiaip. Sakau, aš čia apie aktualijas toliau pakomentuosiu, savo nuomonę išsakysiu. Aišku, nuomonę kaip ir subinė visi turi. Nebūtinai visiems patinka, bet visi turi savo nuomonę. Tai turiu progą išreikšiu. Laisvą Lietuvą. Va, apie motociklus dar burzgiančius miestuose noriu pašnekėti. Sakau, kad su tais motociklais, nu taip, jie išvažiuoja vakarais, dažnai vakarais ir ypač vakarais dar ne tiek motociklai, kiek motoroleriai išvažiuoja paaugliukai pagazuoti, nes faina. Tai aš turiu tokią nuomonę apie visą šitą reikalą, apie tą triukšmą ten, kur trukdo miegoti kažkam dar ir taip toliau. Nu ir man kartais patrukdo, neneigsim. Bet nežinau, man motociklų gausmas, roko ir metalo muzika, koncertai Vingio parke Rammsteino, kurie trukdo visą laiką miegoti, yra laisvos Lietuvos simboliai tokie. Ir nežinau, man vasarą išgirdžiu kažkur tolumoj burzgiantį motociklą, tai man toks ir vasaros, ir laisvės toks dvelksmas eina, tai burzgi motociklai, čia viską faina, tai kažkaip tai. Taip pat ir, ir mašinas irgi ten visokios pašaudančios būna, taip kartais prižadint, kartais viską. Kažkam vaikiuką kokį prikeli, kurių labai beproto garsiai. Tai ką noriu pasakyti, tai sakyčiau, kad reiktų būti biški, kas galit. Biški kažkaip tai tolerantiškesnį, nes čia dabar žada draust miegamosiuose rajonuose su motociklais važiuoti. Dabar dėl tų triukšmaujančių. Nu tai yra vieni motociklai, kurie, šiaip gražiai burzg viską, yra aišku, kurie visai be duslintuvo, tie nelabai gražiai burzg ten, kur, ne visai, bet praktiškai kiauro duslintuvo, tai labai garsiai. Tai dabar dėl to uždės ženklą ten, kad negali važiuoti per miestą. Bet prisiminkim tokį dalyką, kad jau vien tai, kad turi antrą duslintuvą, jau esi pažeidėjas. Tai jeigu tau vienodai yra ant to, kad tave gali šiaip sustabdyti ir nubausti ir technikinį atimti. Tai tas, dėl to, kad tu turi garsų duslintuvą, tai tas dalyks, kad uždėsi ženklą, kad negalim per mikrorajoną kažkokį pravažiuoti, tikrai nesulaikys. Ne, tai čia tai dabar nepažeidinėsiu, nevažiuosiu, negalim. Tai ir greičia neviršis ir nieko, tai tiem, kurie nori pažinėje važiuos ir pravažiuos. Tai aš iš vis pas mus tokie dalykai nelabai yra, tokius žodžius, nežinau kaip lietuviškas teisingas yra, bet neanforcin nieks tokių dalykų labai. Gali greitį viršyti dažnai, gali garsiai važiuoti, kartais vieną kitą pagaun, bet retokai. Mane policija, aš net neatsimenu, kada yra stabdžius paskutinį kartą su lengva mašina, neatsimenu iš viso. Nesakau, kad čia blogai, kad nestabdo, gerai, kad nestabdo, man lengviau gyventi, bet tiesiog taip yra. Tai kas iš to draudimo, jeigu visiems din yra iš tikrųjų ant to. Kaip ir tie paaugliukai važinėjas, tais motopirkom, tuos tai tikrai nervin būn. Bjaurus tas garsas toks, kai žoliapėvės
maksimalių apsukų rėkiantis, nu, užknisė. Bet prisiminkim, visi buvom vaikai, kas nedėjo, tai išpikius kortas. Čia tie, kur kortas turėjo, tai galėjo kaladę sugadinti, tai dėdavo kortas, aš tai gofro kartoną įdėdavau su skalbinių segtuku, nes plastikinės kortas neleisdavo tėtis iš kaladės paimti. Va, tai su korta plastikinė tai daug geriau, geresnis garsas būdavo per špikius. Tai šitie netrukdo. Tai va, ir jaunims čia dabar šiais laikais, kai dar tų vyrų normalių mažėja, tai aš netgi atlaidžiai žiūriu į tą, kad čia vaikinai palaksta, kol jie nieko blogo nedaro, apart to, kad važinėja su motociklais, su motoroleriais. Čia tų dabar visą baltaskūrių aug kartą, tai bent užaugs bent keli, kur nebėjo rankų išsitepti, nes prie motorolerio visą laiką reikia knistis irgi visą laiką vis kažką daryti. Tai aš tai džiaugiuosi, kad yra dar normalių bernų, gal užaugs kažkas iš jų, ne vien tiktokeriai, kur skutas antakius, prasiskuta antakį, va čia dar pastebėjau, šiais laikais nusiskuta antakį, tipo kaip gavęs į antakį, mano laikais būdavo, tai jeigu gauni antakį ir nuo randa nebeaug plaukai, tai čia būdavo flexas. O dabar prasiskuta antakį, nes, nu, fakinis toks. Labai taip leim atrodo man. Nu, ten plaukus dažo, da kažką, tai, aišku, saviriška čia viską. Ne, nu, aišku, faini žmonės viską čia saviriška, nu, bet ne mano stiliaus. Va. Tai tiek, tai sakau, aš tai pasidžiaugčiau ten to jaunimo, tokio, kur prie technikos, nes dabar nieks nėra, tą ant kelio nemok lengvai mašinai pasikeisti. Dažnas, nesakau, kad nieks, dažnas nesugeb, nes nereikia. Nekalbu apie tai, kad ir važiuo dar nemok, be jokių pagalbinių sistemų. Va. Nes irgi šiaip draudžiama yra. O šitą dalyką šiaip norėčiau pasakyti, kad nepalaikau to dalyko, kad jeigu žiemą į kokią didelę prekybcentrį aikštelę išvažiuoju, kažkas tai, taip kaip aš darydavau jaunystėj, išvažiuoju, paslidinėti ant rankinę viską, pažiūrėti kaip tą tavo mašiną, kaip padangas, tai dabar nebegalim, o kaip pastoji čia daužo padangas, kažkas tai labai negražus garsas, nežinau, ar girdėjosim. Tai, nežinau, man atrodo, kad blogai, kad neleidžia, kad čia atiminėja teisės už chuliganišką vairavimą. Dabar aš net nežinau nei su Subariku, nei kaip ten tą mašiną elgės, nes negali pasitreniruoti su kitą mašiną nusipirkęs. Nei kaip tos slydimo sistemas, aišku, čia sakysit, kad nuvažiuok jau aikštelę kažkokią tai ekstremalaus vairavimą, sumokėk ten 100 eurų, pravažiuosi pusvalandį ir galėsi ir būsi pasitreniravęs. Bet ne kiekvienas čia nori mokėti kiekvieną kartą, ne kiekvienas iš kiekvieno rajono yra tų aikštelių, kur ten gali važiuoti. Vilniuje gal dar kažkas yra, o kas gyvena ne Vilniuje, tai vargu bau. Tai važiuoju šiaip į laukus, kur nors pasidraskyti, bet už tai irgi turbūt gali atimti teisės. Tai va, sveikinu ten, kur yra, kas ten turi ūkininkas, Šiaučiūns turi, ne, ten jau trasą pasidaręs. Tai faina, jeigu ten kosminių pinigų neim, kam šalia yra, gali atvažiuoti, pasivažinėti. O taip specialiai važiuoti kažkur, tai 200 km, tai tikrai nieks nevažiuos. Mes seniau tai privažiuotom, susirinkdavom, hebrytę, paslidinėjai, viską. Nereik ten greitai, labai ramiai. Nesam nieką sudaužę, nieką, net mašinos tam. Viskas fainiai. Bet už tai žinai, kaip ta tavo mašina maždaug elgės, kada slyst praded, kada nepraded. Čia dabar irgi žiūrėjau, kaip ten yra Vilniuje, ten tas ekstremalaus vairavimo, ten ar koks ten, aš nesu ten važiavęs, bet mačiau, kad testus daro su C kategorijos sunkvežimiu. Tai o kur tokie testai su priekaba, pavyzdžiui, kai nuo kalno pradėt priekabą nešti, pavyzdžiui. Aš nežinau, nei kaip tą pasitreniruoti, nei kur. Keliai per siauri, aš neįsivaizduoju, kaip tą priekabą pradėt nešti. Kaip čia elgtis reikia iš viską daryti. Kaip suvaldyti tą mašiną visą. Nes nėra kur. C kategorijos tai koks skirtumas, jinai nesilaužia, neturi sukimosi jokių
taškų kaip Balns, o kaip toks, kaip ką tik aplenkė su 2 puspriekabėm. Kaip jam pasitreniruoti, kaip pradeda nešti kažką, tai kaip sugaudė tą sunkvežimį. Tai irgi nėra tokia. Nu, bet čia okei, čia jeigu pradėjo nešti greičiausiai, tai ir lieks į griovį su sunkvežimiu. Čia nieko jau nebeišgaudys, nes tiesiog vietos nėra, kur čia kažką daryti. Turbūt tokia pločia kaip visos juostos abiejų pusių. 50 metrų pločio turėtų būti juosta. O nauji vairuotojai dabar tai iš vis atbukę. Mes tai kai augam su krekždėm, su periodais audiniam, su civikais visokiais. Tai nebuvo ten nei ABS, nei stabilumo kontrolių, nieko. Tai jutai kaip ta mašina, kada buksuot pradeda nuo gazo, kada nuo stabdžių, kada čiuožt pradeda. Viską žinau, dabar ABS-ai, trekšinai, visokios stabilumo kontrolės. Tai iš vis nesupranti, kada ta mašina pradės slyst ant posūkio. Tai ir važiuoja visi per lietų ant 150 magistralį ar 160. Kol po to išsitaško į balą, pataiko į visą gerą. Va, tai čia nuklydau biškai apie tą vairavimą, bet aš džiaugiuosi, kad tie vaikinukai, kur su motoroleriais važinėjai, taip užknis, sutinku, užknis labai. Motociklai manęs neužknis, nes fains garsas būna. Bet motoroleriai užknis tas garsas, panašiai taip pat kaip lapų putėjai, bet tie tai iš vis beprasmenį darbą daro, kur lapus pučia. Tai tie ypatingai tie nervuoja, nes jie ten kokį mėnesį laiką kiekvieną rytą varo, niekaip neišpuštų lapų. Va, tai sakyčiau, būkit faini, džiaukitės vasaros. Tie motociklų garsas čia tik vasarą būna, žiemą nebebūna. Toj nutils viskas, medžių lapai nukris, langai uždaryti bus, nieko nebegirdėsit. O ką labai trukdo, tai užmesti reiktų gyventi ar kokius, nežinau, negyventi prie gatvių magistralinių, kur po 4 eismo juostas, kur labai nevažiniai, tai greituoliai, greičio mėgėjai visokie. Nes visko negali turėti, ramybės ir miesto ir dar kažko. Yra kaip yra. Turi prisitaikyti, kažkas patriukšmauja, kažkas ten meilę užsijam gal už sienos, irgi gali prižadinti, kažkas ten dar kažką daro. Taip yra, būkit faini, nebambėkit ant kitų. Ir tiek. Pasidžiaukit laisvą Lietuvą. Trankia muzika, koncertai. Ramštaino per visą Vilnių daužo, tai fain. Čia yra laisvė. O kita draudimo tema, tai apie dviratininkus. Ten irgi buvo, kad ten 1,5 metro lenkimų dabar nebebus ribojama. Ten čia komentarą sulaukiau. Sako, dabar čia skundžias, kad nebegalim bus keliais važiuoti. Tai, kokiais nors magistraliniais. Tai šiaip aš tai nežinau. Tie traškučiai ar dviratininkai, nežinau, man kurie važinėjai intensyviais keliais, tie profesionalus, tai savižudžiai yra. Aš nežinau, jam čia tokie gal ekstremal, kaip kiti ten nuo stogų šokinėjai, ten mačiau, vienas ten su parašiutu nuo Lietuvoje toksai. Gerai šokinėjai, aštrių pojūčių mėgėjai, fainai. Kiekvien savaip iš proto eina, tai kažkam patenka aplinkeliu važiuoti, kai praein fūras pravažiuoji ten, kad ir už 2 metrų vis tiek faina turbūt, 90 kaip praein. Tai aš nežinau, taip pat kaip kalbėjau vakar apie greitį, tai, sakykime, dviračio greitis yra 20. Tai dabar normalus autostradai, magistraliai greitis yra 130, sakykime, tai turim 40 km/h skirtumą, dabar jeigu padarys 50, 50. Tai atitink, sakykime, 20 km, tai atitink, kad skirtumus būtų mieste ar kažkur tai 70. Tai realiai tuose keliuose, kur greitis leistinis daugiau negu 70, tai aš sakyčiau, turėtų būti visiška dviratininko atsakomybė būti nenumuštam, jeigu jis ten važiuoja. Nesakau, kad drausti, aš suprantu, kad turi važiuoti kartais ten žmonėm. Tikrai ne apie sportininkus čia kalbu, aš kalbu apie šiaip kaimo keliukose kokiuose, kur greitis 90, bet iš kaimo į kaimo parduotuvę reikia nuvažiuoti kokiam seniokui,
tai ir važiuoji su to keliuku. Nesvarbu, kad ten, bet ten nėra kažkoks ten intensyvus kelias. O praktiškai raudonuose keliuose, kaip ten mėgėjai, Molėtų plentų važiuoti, Šiauliai Kryžkalnis važiuoti mėgėjai, Šiauliai Panevėžys, į Palangą irgi. Nu, vat apie tokius, apie raudonus, sakykime, mokamus kelius. Tai į link Alytaus, kur eina kelias, link Druskininkų iš Vilniaus, tokiais keliais. Kai dviratininkai, jeigu jie važiuoja, jeigu jam faina, tai aš sakyčiau, ką reiktų, nu, uždraustų, neuždraus, važiuos, bet jeigu bus numušts, kad nebūtų po to pretenzijų kažkokių, tai... Nes, nu, tiesiog yra didžiulis greičio skirtumas, tai tavęs gali ir nepastebėti ir laisvai gali nepastebėti. Ypač sportininkai, jie mažiausiai turi lempučių visokių ir taip toliau, tai apsitempė. Normalus būn lemenė dar, kaimiečiai visokie, sakau, seniokai, tai lemenės ten geltonos užsideda, dar ne visi, bet užsideda, o sportininkai neužsideda. Tai tie mano akim žiūrint, tai jie patys daugiausiai problemų sukeliantis. Nors šią vasarą, sakykime, kad aš iš vis neturėjau šiemet iš vis su dviratininkais problemų, jeigu kažkaip užknisančių nebuvo, nepasitaikė, tai kažkaip ir nebambėjau niekad. Bet, žinau, ta problema yra ir tiesiog negali būti didelė greičio skirtumo mieste, tai viskas tvarkoja, važiuok. Bet ten ir dviračio takų yra. Jeigu dviračio takas yra, važiuoji keliu ir numušia tave, vėl pats kaltas irgi. Čia tu tai pasirinkai, čia tavo pasirinkims buvo važiuoti keliu. Tai aš sakyčiau taip, gal irgi nepopuliari nuomonė bus. Žinau, yra dviratininkų pas mane žiūrovų, viską aš nesu tas toks piktybinis, bet kažkaip tai... Ne, aišku, sportiškai žmonės faini, bet patys suprantat. Yra kaip yra. Tai tiesiog greičio skirtumas didžiulis, tai dėl tos pačios priežasties ir magistralėje negalim didinti greičio. Tiek daug, aš manau. 100 km dar ar 9, tai nedidelis, 50, tai dar nekritinis, bet daug žmonių, kaip ir minėjau, važiuoja, kai 100 km galim, tai 107-108 važiuoti, pasidaro 90 skirtumas. Čia va ir atsiranda bėda tada. Tai va. Išnekėjau turbūt viską, kas buvo susikaupę, dabar nežinau, ką toliau šnekėsiu. Bet kažkas vis tiek sunervuos toliau. Ir irgi viską pasakysiu, ką galvoju. Pasakykit savo nuomonę irgi, nebijokit, aš čia be piktumo, gal aš neteisus esu, gal nesutinkat, argumentuokit. Ne tokiais argumentais, kad čia nesąmonė šnekė, bet parašykit kodėl. Parašykit savo nuomonę, kas kaip. Nes visi, kaip ir sakiau, visi nuomonę turit kaip ir subinę. Tai aš savo pasakiau, tu savo pasakei. Galime eiti abudu į kairę arba skirtingas pusės. Va. Dar biškį apie dviračius pridėsiu, kad nepagalvotumėt, kad aš čia labai piktas ir čia siūlau daužyti dviratininkus. Aš nesiūlau tikrai, nes visgi vis tiek žmogus sėdžia ant dviračio ir yra gerokai pažeidžiamesnis, tai nieks jų numušti nenori ir sužeis, nes visi nori iš tikrųjų dienos pabaigoje ir tas, kur ant 100 pam per lietų važiuoja ir dviratininkas, kur ant 30 važiuoja, nori grįžti namo pas vaikus. Kaip ir tie kelininkai ant remonto, kur dirb, irgi nori namo grįžti pas žmoną ir vaikus. Visi, žinokit, nori grįžti. Ir iš reiso furistai nori grįžti namo irgi. Nenumušė dviratininko. Nemanau, kad kas nors nori numušti. Tai aš čia tiesiog pasakiau savo nuomonę, kaip gal... Suprantu, reikia tiem dviratininkam treniruotis, bet nereiktų lysti tuos intensyvius kelius, kai labai mėgst. Yra tų keliukų šalutinių kokių nors ir važiuoji ten. Daug ramiau būn, o ne žalių ežerų gatvę važiuoti. Tai... Nes matai, šalia esantį dviračių takas, tai ten vaikais apkraut ir normaliais paprastai žmonėm, kur lėtai min. Tai neturėtų tai būti.
Aš va, į šitą noriu atkreipdėmėsi. O suprantu, ką reikia ten treniruoti sportininkam visko. Bet reikia treniruotis. Nuvažiuokit Verkių gatvę ten, kur link Oškinių, ten kitą einu kalniuką, ten, kur nuo Verkių rūmų nusileidė ir ten pasakau. Ten jau ramiau yra. O ne per Žalių ežerų gatvę. Come on. Nemenčinės plentų irgi važiuoja. Dabar padarė dviračių taką, bet irgi esu matęs dviratininkų, kur plentų važiuoja. Nu, negerai, taip negerai. O, tai aš čia tik šitą norėjau akcentuoti, o šiaip, aišku, žmonės faini, sportiški viską. Bet nesaugo savęs dažnai labai. Nu ką, brangiai, atvažiavau čia netoli pakrovimo, bet ne Ikėjų krausias, čia kažkada Ikėjų kroviaus. O, čia Ikėjo ant šitų rampų, čia kažkada kroviaus. Ten kokia 124. O, bet aš čia tik pernakvot atvariau, išvažiuosiu po to. Va. Tai ką čia galim pašnekėti dar? Prisišnekėjau, prisibambėjau, baigė žodžiai šiandien man. Šiaip gerokai privargęs jau jaučiuos. Pravairavęs čia 8 valandas, va kokias. Jo, virš 8. Ir eisiu miegoti. Tai kol kas tiek. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki rytojus. Atvarė apsauginis. Pasakė, varyk iš čia, von. Da pamelavau, kad rytoj krausias, bet sakė, negalim čia parkuotis, kad ir rytoj krausias. Tai važiuoju į Frėją, čia šalia yra Frėja. Frėjų bandysiu stovėti. Gal tam bus kažkas tai. Pažiūrėsim. Nauja Frėja čia yra. Jau kokį porą metų nauja. Kažkada kodą turėjau įvažiavimą, dabar nebeturiu. Nu va, tai atvažiavau į Frėją. Viskas normaliai. Sustojau, ten kiti irgi vyrai va stovi. O, kaip čia sufiksuoti. O, irgi miegot atėjo. Va, viskas gerai. Langas purvins, galima eit miegoti. Tai dar kartą ačiū, kad žiūrėjot. Iki kito karto. Iki rytojaus. Šviesą įsijungs. Šešėlis ant veidelio. Ten prieki labai ryški lempa. Tai va, iki rytojaus einu miegoti.